Iš klaidų nustatymų puslapio galite reguliuoti įvairius pjovimo aukščio parametrus. Įsitikinkite, kad automatinė pjaunamosios aukščio kontrolė įjungta. Norėdami aktyvuoti šią funkciją, paspauskite porankio mygtuką D zonoje. Automatinė pjaunamosios aukščio kontrolė yra aktyvi, kai matoma raudona lemputė viršuje. Dabar automatinė pjaunamosios aukščio kontrolė yra įjungta. Norėdami nustatyti pjovimo aukščio lygį, kurį žymi raudona juosta, palieskite langelį su skaičiumi ir reguliuokite lygį pagal savo poreikius naudodami šoninį ratuką terminalo klaviatūroje. Pjovimo lygį taip pat galite reguliuoti sparčiųjų nuorodų meniu pagrindinio ekrano antrajame ketvirtyje. Norėdami reguliuoti automatinės pjaunamosios aukščio kontrolės pirmą nustatytą tašką, naudokite slinkties ratuką ant porankio tiesiai po automatinės pjaunamosios aukščio kontrolės įjungimo mygtuku. Sukite ratuką, kol pasieksite pageidaujamą nustatytą tašką. Pasirinkite antrą pjovimo aukščio lygio tašką ir naudokite terminalo klaviatūros valdymo ratuką norimam lygiui nustatyti. Čia galite nustatyti lauko slėgio režimą. Nustatykite pjovimo aukščio tašką į 0 ir sistema automatiškai naudos lauko slėgio režimą pasirinkus antrą nustatytą tašką. Taip pat slėgį galite nustatyti horizontalioje juostoje. Atsargiai nuleiskite pjaunamąją, kol ji palies žemę, patikrinkite mėlynos juostos reikšmę ir nustatykite raudoną juostą nuo 5 iki 10% žemiau reikšmės.